Mėly Lietuvos žmonės. Esu pažadėjęs, kad sieksiu visų Lietuvos žmonių gerovės. Man gerovės valstybė yra svarbiausias, neužbaigtas, nepriklausomybės laikotarpio darbas. Pralenkėme ne tik Portugaliją, Graikiją, atrodo, kad ir Ispaniją, ir didžiąją dalį centrinės Europos, bei esame tame pačiame lygyje kaip Japonija, bet svarbiausia yra tai, kad šiek tiek pralenkėme ir Estiją. Mums reikia protingos narkotikų politikos. Visų pirma, mažo kiekio dekriminalizavimo. Dar geriau padaryti taip, kad Lietuva būtų nuostabus žemės lopinėlis pasaulyje, kuriame žmonėms yra gera gyventi. Atsitiko su manim atvejais, aš nuėjau, padariau tai, ką aš turėjau padaryti, paskui padariau visokių kitokių veiksmų, ką manau, kad turėjau padaryti ir tiesiog, padariau, laukiu ir tiesiog padariau tai, ką iš savo pusės turėjau padaryti. Pokyčiai po pokyčių. Taip, jūs jau atidavėte labai daug. Kokie čia žmonės? Čiagi jedinstva. Nereikia jų vadinti Lietuvos žmonėmis. Fašistai, jedinstva, kad... Pokyčiai po pokyčių, 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 pokyčiai po... Visi esame drauge. Drauge su medikais, pareigūnais, savanoriais. Tegu nušvitusi kalėdų... Kelkis Lietuva, kaimynai, sesės, broliai, už tave, už save, už visus, kam esi širdyse. Kelkis Lietuva ir stok ant savo kojų. Šiandien laikas likimą